Sveiki, esu Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto visuomenės sveikatos katedros vedėjas, profesorius. Paskaitos tema – Viduržemio jūros dieta – puikus pasirinkimas kasdieniniai mitybai. Tema aktuali, kadangi šiandieną mes matome, jog tose šalyse, kurių krantus skalauja Viduržemio jūra, gyventojų sveikata, kurią sąlygoja mityba, yra žymiai geresnė negu kitose šalyse. Ir ypač kalbant apie širdies kraujagyslių sistemos ligas, apie tas ligas, kurios Lietuvoje kelia tikrai didelį susirūpinimą ir kurių daugelio mes galėtume išvengti, jeigu mūsų mityba ir gyvensena būtų sveika. Taigi paskaitos metu mes pasiaiškinsime, kokie veiksniai sąlygoja, pagrindiniai mitybiniai veiksniai sąlygoja šių ligų plitimą, kokia mityba gali būti naudinga kaip prevencijos priemonė, kad sumažinti šių ligų plitimą ir jų išvengti. Taip pat pasiaiškinsime, kokia yra situacija Lietuvoje, kurią nulemia netinkama sveikatai nepalanki Lietuvos gyventojų mityba. Na ir ko gero gausime pakankamai žinių, kad jas galėtume pritaikyti savo kasdieninėje mityboje, nes bet kokiu atveju žmogaus sveikata vis tik tai didelė dalimi priklauso nuo paties žmogaus nusiteikimo, nuo jo sąmoningumo, nuo jo žinių lygio, nuo jo sveikatos ir mitybos raštingumo. Ir aišku, pats žmogus gali tapti tikrai aktyviu savo sveikatos vadybininku, jeigu jo žinios bus teisingos ir jeigu jis šias žinias taikys savo kasdieninėme gyvenime. Taigi, Pasaulio sveikatos organizacija pažymi, kad net 80% širdies ir kraujagyslių sistemos ligų galima būtų išvengti pasitelkus atitinkamą sveikatai palankę mitybą ir pakoregavus gyvenimo būdą, būtent gyvenseną, jeigu ji yra nesveika. Ir didžiulė dalis mokslinių tyrimų įrodo mitybos reikšmę reguliuojant kraujo spaudimą, cholesterolio kiekį kraujyje, gerą kraujotaką. Ir tai, kad apie 50% sveikatą lemia gyvensenos veiksniai, šiandieną jau yra tai įrodyta moksliniais tyrimais. Ir todėl mes šiandieną ir kalbame apie tai, kad žmogus pats gali daryti tikrai didelę įtaką savo sveikatai. Kai mes kalbame apie sveikatą, kai mes kalbame apie mitybą, visada mes kalbame ir apie fizinį aktyvumą. Kadangi tiek mityba, tiek fizinis aktyvumas yra labai tampriai susiję, faktiškai tai neatskiriamos gyvensenos dalis, kurios tikrai turi reikšmingą įtaką žmogaus tiek savijautai, tiek jo sveikatos būklei, tiek ilgaamžiškumui. Kaip minėjau, palankiausia širdžiai yra Viduržemio jūros valstybių mityba. Kalbame apie širdį, nes Lietuvoje viena iš pagrindinių mirties priežasčių yra širdies kraujagyslių sistemos ligos. Ir Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūroje šios ligos yra pirmoje vietoje. Kai tuo tarpu tose šalyse, kurių krantus skalauja Viduržemio jūros vandenis, šios problemos tokios aštrios tikrai nėra. Ir tai yra pagrįsta moksliniais tyrimais. Buvo atliktas gana didelis mokslinis tyrimas, kurio rezultatai parodė, jog Viduržemio jūros dietos grupė turėjo 50–70% mažesnę riziką širdies ligų pasikartojimui negu įprastai besimaitinanti kontrolinė grupė. Tai irgi yra labai svarbu, kad jeigu buvo problema, kad jinai nesikartotų, na, o kitas gana didelis
platus tyrimas, kuriame dalyvavo 2500 suaugusių asmenų, kuris buvo atliktas Atėnų universitete, parodė, kad laikantis Viduržemio jūros dietos principų ilgą laiką, širdies ligų išsivystymo galimybė sumažėja 47%. Tai iš tikrųjų yra gana tikrai ženklus skaičiai. Na, o Lietuvoje, kaip minėjau, tai yra problema, nes širdies ir kraujagyslių sistemos sudaro maždaug apie 54% Lietuvos gyventojų mirčių struktūroje ir yra pirmoje vietoje. Vienais metais šiek tiek daugiau, kitais mažiau, bet kokiu atveju tai yra pagrindinė Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo priežastis. Be to, kas antrą mirtį Lietuvoje sukelia kraujotakos sistemos ligos ir tai kasmet sudaro apie 54% visų mirčių, kai tuo tarpu pasaulio vidurkis tik 29% ir dažniausiai yra mirštama nuo išeminės širdies ligos pasireiškimo. Ir kaip viena tokia ir dažniausia pasekmė, tai yra miokardo infarktas. Ir dėl to Lietuva yra priskiriama ypač aukštos rizikos šalių grupiai. Ir mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje daugiau negu 2 kartus viršė ES šalių vidurkį. Na ir pagrindinė mirčių priežastis yra aterosklerozė, na, o jos pasekmės miokardo infarktas ir insultas. Mes pasiaiškinsime, kuo pasireiškia būtent ta aterosklerozė, na ir po to pereisime prie mitybos, prie maisto produktų, kurie gali būti naudingi siekiant išsaugoti sveikatą ir mažinti šių ligų riziką. Aterosklerozė kai kuriais atvejais progresuoja taip, kad žmogus net nejunta, tai reiškia be simptomų ir daugeliu atveju taip yra, nes aterosklerotinė plokštelė auga ekscentriškai ir ilgą laiką nesusiaurina kraujagyslės spindžių, todėl subjektyviai žmogus nejaučia jokių simptomų. O kai jau ta plokštelė pasidaro didelė, tuomet spindis susiaurėja ir cholesterolis gali tiesiog prasiveržti į kraujagyslės spindį, tuomet atsiranda visos sąlygos formuotis trombui, na ir pasekmės yra miokardo infarktas arba smegenų insultas. Na, šiaip aterosklerozė prasideda 2-3 gyvenimo dešimtmetyje, kuomet žmogus dar yra ir fiziškai darbingas, ir subjektyviai jaučiasi puikiai ir net nepagalvoja, kad jau turi viduje problemą. Ir ta problema daugeliu atveju yra nulemta netinkamos mitybos, nesveikos gyvensenos. Na, kai kuriais atvejais aterosklerozinės plokštelės progresavimas, jisai siaurina kraujagyslės spindį, nes faktiškai tai yra minkštos riebalinės širdies didėjimas. Na, tais atvejais gali žmogus ir pajusti kai kuriuos simptomus, kartais gali ir atsirasti ir galvos skausmai, ir širdies negalavimai. Tokiais atvejais, na, jau žmogus gali ir kreiptis į gydytoją ir tuomet ta problema gali būti identifikuojama. Bet, kaip minėjau, ne visada, nes kai kuriais atvejais, kuomet aterosklerotinė plokštelė vystosi ekscentriškai, tokių simptomų tikrai nebus. Na, o miokardo infarktai, kaip minėjau, tai tikrai yra problema. Lietuvoje kasmet gydoma apie 7000 miokardo infarktų, kasdien jų įvyksta daugiau negu 20. Lietuvoje daugiau negu 2/3 ligonių po miokardo infarkto išgyvena. Bet, aišku, jau jų sveikata nėra gera, jiems yra būtina ilgalaikė priežiūra ir gydymas. Ir, aišku, jų gyvenimo kokybė jau yra suprastėjusi. Na, visą tai nulemia padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje. Ir
tai mes vadiname dislipidemija. Ir dislipidemijos dažnis beje Lietuvoje yra labai didelis. Yra nustatyta net 89,7% vidutinio amžiaus Lietuvos vyrų ir moterų jau jiems nustatyta dislipidemija. Ir vidutinis tų pacientų amžius 52,6 metų. Tai dar yra pakankamai darbingas amžius ir kai žmogus tikrai subjektyviai dar jaučiasi ir aišku gali jaustis tikrai gerai. Be to, kartais dar yra ir kiti veiksniai, rizikos veiksniai, kurie tą problemą didina. Tai arterinė hipertenzija 57,6%, cukrinis diabetas 10,1%, metabolinis sindromas 31,5%, padidėjęs kūno masės indeksas ir didesnis negu 30, tai yra 37,3% nustatyta, pilvinis nutukimas 46,6%. Tai kai yra tokia situacija, tai aišku, šių ligų plitimas todėl toks yra ir didelis. Kas yra kraujagyslės viduje, plika akimi mes nematome, bet kai kuriuos dislipidemijos simptomus mes galime pamatyti. Ir jeigu, pavyzdžiui, jaunam žmogui matome apie akies rainelės pakraščius tokį baltą žiedą, arkų senilis, kuris paprastai jau būna seniem žmonėm, jau galima įtarti, kad yra tikrai labai padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje. Jeigu ant akies vokų atsiranda ksantaliazmus, va tokie geltonos sankaupos, čia paveikslėje parodyta labai jau didelės, kartais jų būna, tiesiog kaip grūdeliai pabirę, tai irgi jau galime įtarti. Ir tikrai nereikia, kad žmogus būtų nutukęs. Gali būti lieknas, sportiškas, sportininkas gali būti ir galime jau mes pamatyti būtent tokį vaizdą. Gali būti ksantomos, tai reiškia tokios sankaupos ant krumplių, ant čiurnų. Aišku, jeigu yra tokia situacija ir jeigu žmogus dar nesikreipia į gydytoją ir nėra diagnozės, būtina kreiptis, ir aišku, reikia kritiškai įvertinti savo gyvenseną ir mitybą. O jeigu mes pasižiūrėtume aterosklerotinius aortos pažeidimus, tai mes pamatytume, kad jie yra labai dideli. Čia yra iš vidinės aortos senelės pusės vaizdas. Jeigu pažiūrėtume į serumą, tai iš tikrųjų, kai yra sunki mišri dislipidemija, serumas yra lipeminis ir matom, kiek daug jo nusistoja mėgintuvėliuose. Ir jeigu palygintume su sveiko žmogaus serumu, tai matom lipeminis serumas dešinėje, koks jis yra neskaidrus, kiek yra cholesterolio. Ir įdomumo dėliai, sergančios sunkia dislipidemija, ligonio plazma, po pirmos plazmaferezės, tai matom apvalytas, kai buvo kraujas, kiek pašalinta cholesterolio, kuris cirkuliavo kartu su krauju. Taigi problema yra labai didelė. Ir vėlgi prisiminkime Pasaulio sveikatos organizacijos priminimą. Jei visuomenės nariai laikytųsi taisyklingos mitybos principų, būtų fiziškai aktyvūs, nepiknaudžiautų alkoholiu ir nerūkytų, galima būtų išvengti 80% širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, 90% antrojo tipo diabeto, 30% onkologinių susirgimų. Taigi, kaip matome, sveikata yra daugeliu atveju pačių žmonių rankose, pačių gyventojų. Kokia yra jų gyvensena, tokia, aišku, ir sveikata. Moksliniais tyrimais yra įrodyta, kokie veiksniai daro poveikį sveikatai. Ir matome, gyvenimo būdas ir mityba apie 50% daro tiesioginį poveikį žmogaus sveikatai. Paveldimumas tik 20%, nuo medicininės pagalbos sveikata priklauso 10%, aplinkos užterštumas daro poveikį 20%, bet jeigu mes jį prilygintume 100, tai matom, kad per orą teršalai sveikatą lemia maždaug tik 10–20%, o didžioji dalis teršalų patenka į maistą ir geriamą į vandenį ir per toliau mitybos grandines patenka į žmogaus organizmą ir daro poveikį sveikatai. Jeigu mes čia išskirtume grinai mitybinius veiksnius,
tai jie 30% sudarytų. Na, bet gyvensena, čia ir fizinis aktyvumas, ir mityba, ir žalingų įpročių nebuvimas, viskas apie 50%. Taigi, jeigu yra gyvensena sveika, jeigu žmogus fiziškai aktyvus, jeigu jo mityba yra subalansuota ir jisai prisilaiko sveikos mitybos rekomendacijų, neturi žalingų įpročių, jisai pats gali savo sveikatą stiprinti, puoselėti 50%. Bet jeigu gyvensena nesveika, jeigu fizinis aktyvumas yra labai žemas, mityba yra nepalanki sveikatai, pats žmogus 50% savo sveikatą žaloja. Taigi, iš tikrųjų, ta frazė mityba sveikatos pagrindas, ji yra moksliškai pagrįsta ir šiandieną tikrai niekas nediskutuoja. Yra diskutuojama tik apie tai, kaip pagerinti mitybą, kaip pagerinti gyvenseną, kad ta sveikata išliktų kiek galima ilgiau geresnė. Na, o jeigu mes pasižiūrėtume į tyrimų rezultatus Lietuvos gyventojų, kalbant apie gyvenseną, apie mitybą, maisto pasirinkimo kriterijus, mes pamatytume, kad dar Lietuvos gyventojų sąmoningumas tikrai nėra pakankamas ir dalis gyventojų vis tik tai rinkdamiesi maistą negalvoja apie sveikatą. Čia yra tyrimų rezultatai, kurie buvo gauti nuo 1997 metų, taip maždaug periodiškai kas 5 metai atliekant tyrimus, paskutinis tyrimas 21 metais. Ką mes matom? Jeigu pažiūrėtume į stulpelius, kurie rodo, kuri gyventojų dalis maistą renkasi sveikatos gerinimo tikslu. Matom, kad dar 97 metais žmonėms tai buvo neaktualu, dar jų ir sveikatos ir mitybos raštingumas buvo labai žemas. Bet metam bėgant vis tik tai žmonės pradėjo labiau galvoti apie sveikatą ir 2021 metų tyrimas parodė, kad jau 31% Lietuvos gyventojų rinkdamiesi maistą pagalvoja apie sveikatą. Na, o kokie kiti kriterijai, kurie vis tik tai, na, ženkliai yra didesni? Tai matome, 97 metais pagrindinis kriterijus buvo kaina. Žmonės rinkosi pigesnius, biologiškai mažiau vertingus maisto produktus. Tačiau ekonominiai situacijai gerėjant ir pragyvenimo lygiui augant, jau kainos reikšmė pradėjo mažėti, matom, pradėjo didėti ne tik tai šiek tiek sveikatos požiūris į sveikatą, bet žmonės pradėjo norėti valgyti ir skaniau. Na, paskutiniai tyrimai rodo, kad, kaip minėjau, sveikata jau yra pirmoje vietoje, antroje vietoje skonis, trečioje kaina. Na, tendencijos tikrai yra geros, tačiau dar situacija tikrai nėra džiuginanti, nes čia turėtų būti 100%. Tai reiškia, žmonės rinkdamiesi maistą turėtų galvoti apie sveikatą. Deja, taip dar nėra ir už tai šiandieną vis tik tai dalies gyventojų ir mityba, ir sveikata yra nepakankamai gera, netitinka sveikos mitybos rekomendacijų ir vis tik tai apie 70% žmonių jų mityba yra palanki plisti lėtiniam netinkamos mitybos sąlygotom ligom. Na, šviežios daržovės. Mes visi žinome, kad jos turi daug vitaminų, mineralinių medžiagų, skaidulinių medžiagų, kad jos yra palankios sveikatai. Na ir pažiūrėkime, kokia situacija. Čia yra nuo 97 metų iki 2014, paskutinio tyrimo dar kol kas nerodau. Ir matom, koks vaizdas. Šių produktų, šviežių daržovių, išskyrus bulves, reikia vartoti kiekvieną dieną ir net kelis kartus per dieną rekomenduojama. Matom, kaip drastiškai vartojimas mažėjo. Iš tikrųjų, situacija yra bloga. Na, bet jeigu mes prie šito grafiko dar prijungtume 2019 metų tyrimą, ką mes matome? Ženkliai mažėjo, bet 2019 metais jau praktiškai kiekvieną dieną vartojančių gyventojų šviežias daržoves yra
57,1%. Tai reiškia daugiau kaip pusė. Tai reiškia gyventojų sąmoningumas ženkliai padidėjo ir situacija mitybinė, aišku, ženkliai pagerėjo. Tai reiškia, tendencijos yra tikrai džiuginančios ir geros. Grūdiniai produktai, jie taip pat yra labai svarbus komponentas, kaip ir daržovės, ir kai mes kalbėsime toliau apie Viduržemio jūros dietą, kokie produktai tenai yra vyraujantis, kurie sudaro Viduržemio jūros dietos pagrindą, tai irgi pamatysime daržovės, vaisiai, grūdiniai produktai. Na, grūdinių produktų, kepinių ir patiekalų žmonės turėtų vartoti kiekvieną dieną. Na, vėlgi, matom, yra tam tikri svyravimai atskirais metais. Paskutinis tyrimas 2019 metų parodė, kad 41,5% Lietuvos gyventojų vartoja grūdinius produktus kasdien. Kelis kartus per dieną 8%, na tai vis tik tai galime konstatuoti, kad apie 50% Lietuvos gyventojų grūdinių produktų vartoja kiekvieną dieną. Iš tikrųjų tai yra labai gerai, bet vėlgi siekinys yra 100%. Jeigu mes pasižiūrėtume, o kokiegi yra maisto produktai, kuriuos žmonės vartoja, konkretus, kurių daugiausiai suvartoja ir būtent atkreipdami dėmesį į tuos, kurie yra palankus sveikatai. Na, vat ką tik kalbėjome apie grūdinius produktus. Na, matom vidutiniškai tie, kurie vartoja, na tai tikrai nemažai, 223 gramai, daržovės, riešutai ankštiniai, irgi gana, matom, nemažai suvartoja ir vaisių taip pat, bet aišku, šitas kiekis yra nepakankamas. Šiaip paskaičiavus, Lietuvos gyventojai daržovių, vaisių, uogų turėtų vartoti dvigubai daugiau, lygiai kaip ir grūdinių produktų, įvairių kruopų, košių, rupaus malimo, duonos kepinių turėtų tikrai vartoti daugiau. Na, kiti produktai, kaip matom, įvairiai, na, kasdieniniai kokie yra mėsa, jos produktai, pienas, pieno produktai, na, kuriuos žmonės vartoja Lietuvoje jau nuo seno ir jie paprastai, na, sudaro maždaug tuos pačius kiekius. Jeigu mes pasižiūrėtume, kokių produktų vartoja pagal lytį žmonės, tai matome, kad tie produktai, kurie vyrauja ir Viduržemio jūros dietos asortimente, tai reiškia grūdiniai produktai, vyrai jų suvartoja daugiau negu moteris. Na, jeigu mes pasižiūrėtume, vaisiai, na, jau čia moteris daugiau jų suvartoja. Na, kai kurių produktų suvartoja vyrai daugiau, kaip mėsa, pieno produktai, bet tie netolygumai, jie nėra kažkokie labai esmingai skirtingi, kad darytų kažkokią tai, na, labai realią įtaką. Ir už tai, kai mes kalbam apie mitybą ir kai mokome Lietuvos gyventojus, kaip reikia maitintis, mes jau paprastai visą tą informaciją teikiame visiems ir tos rekomendacijos, sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos, kurios šiandien yra patvirtintos Sveikatos ministerijos, jos yra tinkamos ir vyram, ir moterim. Na, pasižiūrėkime, o koks yra su tais produktais organizmo aprūpinimas vitaminais. Kai kurie vitaminai ypač yra svarbus ir ypač pasižymintis antioksidaciniu poveikiu, na, žmogus turėtų gauti 100% nuo rekomenduojamos normos. Matom, kai kurių vitaminų gauna ir daugiau, kai kurių vitaminų gauna nepakankamai. Na, aišku, jeigu pažiūrėtume tuos, kurių gauna daugiau, na tai matome, kad vėlgi yra tam tikri svyravimai, bet jeigu mes gal pažiūrėkime pagal lytį, na ir pamatysime, kad vėlgi čia yra kai kurie netolygumai, bet jeigu pasižiūrėjus į šitą grafiką, tai matome, kad vis tik vitaminai, kurie yra, na, antioksidacinių poveikių, ypač tas vitaminas C,
kuris yra antioksidantas ir kurio mes paprastai turėtume gauti su vaisiais, daržovėmis, jo gauname vis tik tai nepakankamą kiekį ir tą galime sieti su nepakankamu daržovių, vaisių, uogų vartojimu. Jeigu pažiūrėtume į mineralinės medžiagas, na, čia kai kurių medžiagų tikrai matom yra gaunama gana nemažai, o kai kurių nesiekia rekomenduojamos normos. Na, jeigu mes pasižiūrėtume antioksidantas selenas, kurio tikrai mūsų organizmui reikia, matom, jo gauna Lietuvos gyventojai apie 40% tos rekomenduojamos normos, taigi to antioksidanto mes negauname. Na, o aterosklerozė ir to širdies kraujagyslių sistemos ligos, ypač kurios yra skatinamos per didelės cholesterolio koncentracijos ir jo kaupimosi, tai yra vis tik tai labai tampriai susijusios su nepakankamu antioksidantų kiekiu. Tai mūsų mityba vis tik tai ir yra palanki tom ligom plisti. Na, jeigu pasižiūrėtume pagal lytį, na tai vėlgi matom to antioksidanto seleno tiek vyram, tiek moterim tikrai jo trūksta. Na, o natris yra mineralinė medžiaga, kuris randamas valgomojoje druskoje ir jeigu jo gaunama per daug, didėja arterinis kraujospūdis. Na, tai matom, irgi vyrai vis tik tai valgo sūriau, turėtų valgyti mažiau ir ta problema tada galėtų būti netokia ryški. Dalis gyventojų bando balansuoti, koreguoti ir papildyti savo mitybą vartodami maisto papildus. Na ir čia irgi yra tam tikri ryškus pokyčiai, kuriuos mes galime stebėti nuo 1997 metų iki 2019 metų. Ir matom, niekada nevartojančių maisto papildų dar 2014 metais buvo apie 47%, kai 2019 metais niekada nevartojančių 17,6%. Tai reiškia, virš 80% gyventojų maisto papildus pradėjo vartoti. Jeigu pažiūrėtume, o kokiu periodiškumu, tai matom, kasdien 2019 metų tyrimas parodė, kad vartoja virš 18%, kartais 34%, 3-4 kartus per metus 15,5%, 1-2 mėnesius per metus 13,5%. Taigi maisto papildų vartojimas tikrai yra labai išaugęs, tik vėlgi reikia atsiminti, kad maisto papildas tai nėra maisto pakaitalas, jisai negali pakeisti visavertės mitybos, todėl labai svarbu pagrindinį dėmesį kreipti būtent į savo suvartojimų maisto produktų asortimentą, kiek galima jį plėsti, įvesti daržovių, šviežių daržovių, šakniavaisinių daržovių, lapinių daržovių, grūdinių produktų, stambiagrūdžių produktų. Taip mes tikrai galėtume paįvairinti ir savo maisto racioną ir, aišku, padaryti ženklų poveikį sveikatai. Na, vėlgi, aterosklerozės ir išeminės širdies ligos išsivystymui reikšmingą įtaką turi riebalų vartojimas. Dalis gyventojų vis tik tai ant duonos tepa sviesto ir kartais gan storai, nors Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad ant duonos, jeigu yra tepamas sviestas, jo reikia užtepti plonai ir perteklių peiliu nubraukti, reikia, kad tik tai užsipildytų duonos skylutės. Tai reiškia labai plonai. Na, dalis gyventojų išėmė iš šaldytuvo sviestą, normaliai lengvai nesitepa, papjausto plokštelėm, sulipdo ant duonos ir valgo. Ir tie gyvūninių riebalų tokie kiekiai, jie tikrai sveikatai nepalankus ir daro ženklę įtaką širdies kraujagyslių sistemos ligų plitimui. Na, pusryčiai, vėlgi irgi labai yra svarbu, kad žmogus pusryčiautų. Na ir tyrimai parodė, kad kasdien pusryčiauja apie 66% Lietuvos gyventojų, na tai daugiau kaip pusė, na ir ką valgo pusryčiam įdomu. Vėlgi matom, didžioji dalis valgo sumuštinius. Ir kai pamenam, kad matėm
ant duonos dažniausiai 41% tepa sviestą, 41% valgo sumuštinius, na tai vis tik yra tikimybė, kad žmonės, kurie valgo sumuštinius, ko gero daugeliu atveju ir tepa sviestą. Na, košės vartoja pusryčiam valgo 25% gyventojų, dažniau valgo moteris. Na, kitų produktų jau matom mažiau, kiaušinių 13%, dribsnius 12%, bet vis tik tai, na, mum kelia klausimą sumuštiniai ir nerimą, nes ten gali būti vis tik tai per didelis užteptas sviesto kiekis. Na, vėlgi mes kalbam apie įvairius produktus, vieni daro ženklesnę įtaką sveikatai, kiti netokią. Ir tą maisto produktų įvairovę puikiai parodo maisto pasirinkimo piramidė. Čia yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta maisto pasirinkimo piramidė, kuri parodo įvairių maisto produktų įvairovę. Kiekvieną dieną produktus reikia rinktis iš visų produktų grupių ir tie produktai, kurie yra apatiniuose piramidės aukštuose, jų reikėtų vartoti kiek galima daugiau. Ir matom šių produktų, kur yra daržovės, vaisiai, uogos, duona, grūdiniai, įvairios košės, vartoti kelis kartus per dieną netgi rekomenduojama. Kuo einant aukščiau, tuo mažiau vartoti. Na ir vėlgi matom, fizinis aktyvumas yra labai svarbus. Tai čia yra tokia mūsų sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta maisto pasirinkimo piramidė, bet kadangi šiandieną mes kalbam apie Viduržemio jūros dietą, Viduržemio jūros valstybių mitybą, ten piramidė yra šiek tiek kitokia. Ir pasižiūrėkime, kokiagi tenai yra, kokia Viduržemio jūros dietos piramidė. Na, matom, aktyvi fizinė veikla, ji irgi taip pat pavaizduota. Na, o kai pradedame kalbėti apie maisto produktus, matome, kad piramidės bazinė grupė jau čia yra viena nesuskirstyta į pogrupius: vaisiai, daržovės, uogos, grūdiniai produktai, riešutai yra šitoje produktų grupėje. Ir dar ką mes matome, jeigu sveikatos ministerijos piramidėje matėm buvo atskira antrajame aukšte grupelė, kur buvo alyvuogių aliejus, čia matom yra alyvuogių aliejus ir riešutai, būtent antrajame piramidės aukšte. Tai Viduržemio jūros dietos piramidėje alyvuogių aliejus ir riešutai taip pat yra nusileidę į tą bazinę grupę. Tai joje yra vaisiai, daržovės, pilno grūdo duona, alyvuogių aliejus, riešutai, pupelės, įvairios prieskoninės žolės. Antrajame piramidės aukšte yra žuvis ir jūros gėrybės. Dar prisiminkime mūsų lietuvišką piramidę, matome, ir čia taip pat buvo žuvis, bet matom, kad čia dar buvo ir paukštiena, ir kiaušiniai, ir raudona mėsa, ir taip pat pienas ir pieno produktai šioje grupėje. Tuo tarpu Viduržemio jūros dietos piramidėje čia tik tai žuvis ir jūros gėrybės. O paukštiena ir pieno produktai bei kiaušiniai yra dar aukščiau. Tai pienas, sūris, kiaušiniai, jogurtas, paukštiena yra aukščiau, o dar aukščiau jau matome, čia yra raudona mėsa ir saldumynai. Na, tiek taip pat kaip ir lietuviška piramidė, matom, čia parodo, kad reikia gerti daug tyro, gero, kokybiško geriamojo vandens. Apie vandenį irgi kalba Viduržemio jūros mitybos piramidė, bet dar akcentuoja ir raudonųjų vynuogių gėrimus, kurių sudėtyje yra ypatingai stiprus antioksidantas resveratrolis. Tai matom, tokia yra piramidė ir tokie yra produktai. O kokiasgi medžiagas mes gautume, jeigu vartotume mitybai būtent tuos produktus pagal Viduržemio jūros dietos piramidės rekomendacijas. Taigi, na, fizinis aktyvumas, buvimas gryname ore, tai ir kalorijų eikvojimas. Odoje, saulės spindulių poveikyje gaminasi vitaminas D3. Na, toliau kalbant apie maisto produktų grupę, tą bazinę produktų grupę, su šiais produktais žmogus gauna
polifenolius, tai reiškia antioksidantus, į vitaminus panašios medžiagos polifenoliai ir ypač daug flavonoidai arba bioflavonoidai, nes matom, kiek daug įvairių spalvų yra daržovių, vaisių, uogų ir vat būtent tas spalvas ir suteikia tie flavonoidai. Taip pat čia randama steroliai, likopenas, alfa-liporūgštis, kofermentas Q10, karotenoidai, folio rūgštis, įvairūs vitaminai ir mikroelementai. Tai būtent šioje grupėje jų yra labai daug. Kitas piramidės aukštas, jau matom, kur yra žuvis ir jūros gėrybės. Su šitais produktais gauname omega-3 riebalų rūgštis ir baltymus. Na, o dar aukščiau jau yra produktai, su kuriais gauname tų medžiagų, kurių, na, mums reikia gauti kiek galima mažiau ir kurių mes gauname tikrai per daug. Tai būtent cholesterolis ir sotieji riebalai. Ir va, matom, čia parodyta paukštiena. Tai jeigu mes valgome paukštieną, ją reikia valgyti be odos. Jeigu mes valgome, matome čia vat sūriai, fermentiniai sūriai, irgi reikia žinoti, kad jų sudėtyje yra daug cholesterolio ir todėl šitų sūrių irgi reikia, na, kaip sakoma, nepadauginti, mityba turi būti įvairi ir įvairų skirtingi maisto produktai vartojami saikingais kiekiais. Na ir matome piramidės viršūnėje esantį raudoną mėsą, saldumynai, irgi mums teikia medžiagas, kurių reikia ne tiek ir daug mums, cholesterolis, sotieji riebalai. Taigi matome, kiek įvairių medžiagų yra Viduržemio jūros dietoje. Beje, šių medžiagų Lietuvos gyventojams daugelio trūksta arba gauna nepakankamai. Na, aš norėčiau atkreipti dėmesį į alyvuogių aliejų, kuris labai gražiai yra pavaizduotas ir mūsų lietuviškoje sveikatos ministerijos patvirtintoje maisto pasirinkimo piramidėje, pačiame centre, ten kartu su riešutais, nes riešutai taip pat aliejinė kultūra. Ir jeigu atkreipėte dėmesį, nėra nei vieno kito maisto produkto su etikete, tik tai alyvuogių aliejus. O kiti, matom, yra be etiketės, alyvuogių aliejus yra būtent akcentuotas, na čia taip stilizuotai parodyta, bet tai yra alyvuogių aliejus. Ir jame yra ne tik tai, kad gausu mononesočiųjų riebalų rūgščių, kurios yra svarbios cholesterolio apykaitai ir širdies bei kraujagyslių sistemos ligų mažinimui, bet yra labai daug flavonoidų, kurie yra antioksidantai, kurie reguliuoja baltymų apykaitą, ląstelių augimą ir ypač, kas yra svarbu, turi stiprų antioksidacinį poveikį ir tai yra labai svarbu siekiant išvengti širdies ir kraujagyslių sistemos ligų ir mažinti jų riziką. Taigi alyvuogių aliejus tikrai turėtų būti mūsų maisto racione. Aišku, jį reikia vartoti žalią, nes jisai yra biologiškai vertingas, ir pilti ant salotų. Na, tik aišku nepamiršti, kad ar augalinės kilmės riebalai, ar tai būtų gyvulinės kilmės riebalai, jų kaloringumas yra vienodas, energinė vertė vienoda. 1 gramas riebalų tiekia 9,3 kilokalorijas. Tai reiškia, ir tą alyvuogių aliejų taip pat reikia vartoti saikingai, turint minty, kad jis yra kaloringas. Na ir dar matome, čia šalia yra tie riešutai, šalia būtent alyvuogių aliejaus, nes, kaip minėjau, tai irgi yra aliejinė kultūra. Ir jeigu pasižiūrėtume į kaloringumą, na, iš tikrųjų, 100 gramų produkto valgomosios dalies energinė vertė yra gana didelė. Ir jeigu mes nusiperkame 100 gramų riešutų maišelį, tai kartais tiesiog prie televizoriaus ekrano mes galime, žiūrėdami filmą, jį ir suvalgyti. O matom, koks yra kaloringumas. 100 gramų lazdynų riešutų 658 kilokalorijos, migdolai 580 kilokalorijos, pistacijos 610 kilokalorijų, graikiniai riešutai 655 kilokalorijos, anakaržių riešutai 585, žemės riešutai 569 kilokalorijos. Na ir įdomumo dėliai saulėgrąžų 100 gramų 611 kilokalorijų. Ir kartais galima apsigauti, pavyzdžiui, migdolai, jeigu mes juos paimame į ranką, atrodo sausi, neriebus, o matom 580 kilokalorijų, kai tuo tarpu graikiniai
riešutai, na, aišku, jie yra riebesni, bet ne kažin ką ir daugiau ta energinė vertė. Taigi riešutai yra labai kaloringi. Na, vėlgi, kaip minėjau, džiugu, kad Lietuvos gyventojai augalinio aliejaus pradėjo vartoti žymiai daugiau negu kad anksčiau, įtraukė į savo maisto racioną ir matome maistui gaminti, tai kepti, virti, troškinti, vis tik 82% Lietuvos gyventojų pradėjo vartoti augalinį aliejų. Tai tikrai yra labai gerai. Na, tačiau aliejų yra įvairių, riebalų tiek ir augalinių, tiek gyvulinių yra įvairių. Ir nors jų energinė vertė visų yra vienoda, 1 gramas 9 kilokalorijos, tačiau jų biologinė vertė, tai reiškia tas poveikis organizmui, jis yra skirtingas. Ir tai nulemia riebalų rūgštis esančios riebaluose, tiek aliejuose, tiek kitose riebaluose. Aš dabar norėčiau pakomentuoti šį paveikslėlį, kur yra parodyti riebalai ir jie čia yra išdėlioti sočiųjų riebalų rūgščių didėjimo tvarka. Na, praktiškai čia gal tik sėmenų aliejų žemiau turėjo būti, bet šiaip sočiųjų riebalų rūgščių didėjimo tvarka, jos yra parodytos raudona spalva, tai yra tos riebalų rūgštys, kurios yra nepalankios sveikatai, kurios skatina širdies kraujagyslių sistemos ligų riziką, aterosklerozės riziką ir po to pasekmes miokardo infarktas, smegenų insultas. Aišku, sočiųjų riebalų rūgščių šiek tiek reikia, bet jų tiekiamos energinės vertės dalis paros maisto racione neturi viršyti 10%, tai reiškia, jų reikia nedaug. Žalia spalva yra parodytos polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios pasižymė aktyvių sveikatinančių poveikių. Mėlyna spalva yra mononesočiosios riebalų rūgštys, kurios taip pat yra labai palankios sveikatai ir tas jų palankumas daugeliu atveju pasireiškia tuo, kad jos labai gerai subalansuoja kitas ir tas sočiasias ir tuomet net ir tos sočiosios riebalų rūgštys, jos jau nebegali turėti tokio ryškaus nepageidaujamo sveikatą žalojančio poveikio. Kadangi mes kalbėjome apie alyvuogių aliejų, kuris yra aiškiai parodytas tiek Viduržemio jūros dietos piramidėje, tiek ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintoje maisto pasirinkimo piramidėje, tai mes pažiūrėkime, o kokiagi yra to alyvuogių aliejaus riebalų rūgščių sudėtis. Matome, čia paveikslėlėje netgi yra, kad greičiau surastume paveikslėlėje alyvuogės. Matom, sočių riebalų rūgščių yra palyginus ne tiek ir daug. Polinesočių, kurios pasižymė aktyvių sveikatinančių poveikių, matome, irgi nėra daug. O gana daug yra mononesočiųjų riebalų rūgščių, apie 74%. Alyvuogių aliejus gaminamas šaltuoju spaudimo būdu. Jame išlieka visos biologiškai aktyvios medžiagos ir tai yra aliejaus privalumas. Ir būtent tai, kad yra gana didelis mononesočiųjų riebalų rūgščių kiekis, o mažas polinesočiųjų, leidžia alyvuogių aliejų, nors jisai yra ir nestabilizuotas, kaip minėjau, šaltuoju būdu pagamintas, išlaikyti nepakitusi gana ilgą laiką. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į sėmenų aliejų, kuris matom čia paveikslėlėje antras nuo viršaus, kuris irgi gaminama šaltuoju spaudimo būdu ir jisai irgi yra, na, sveikatai palankus, jo sudėtis yra visai kitokia. Sočiųjų riebalų rūgščių nedaug, bet yra labai daug polinesočiųjų, kurios pasižymi aktyvių sveikatinančių poveikių, o alyvuogių aliejų matom tų polinesočiųjų gana nedaug. Mononesočiųjų čia yra nedaug sėmenų aliejuje. Na, tai gali kilti klausimas, o tai kaip dabar vertinti, kodėlgi alyvuogių aliejus geriau vertinamas negu sėmenų aliejus. Sėmenų aliejus, jeigu yra šviežiai spaustas, jis taip pat yra biologiškai labai vertingas. Bet reikia turėti mintyje, kad polinesočiosios riebalų rūgštys jos nėra stabilios, jos greitai oksiduojasi. Ir kadangi sėmenų aliejus gamintas šaltuoju spaudimo būdu, jis yra nestabilizuotas ir oksidacija vyksta greitai ir toks aliejus oksiduojasi, apkarsta,
sudėtyje susidaro peroksidai, kurie yra kancerogeninės medžiagos. Ir jau tokio apkartusio oksiduoto aliejaus vartoti mitybai jokių būdų nerekomenduojama. Ir nerekomenduojama tiek žalio, tiek jį naudoti kepimui. Šiaip šviežias aliejus jisai turi šiokį tokį karstelėjimą, bet tas karstelėjimas nėra nemalonus. O jeigu įvyko oksidacija, jeigu prisigamino peroksidų, kartumas yra labai ryškus, netgi su rūgštumu, nemalonus ir toks aliejus jau mitybai yra nebetinkamas. Na, pažiūrime į kitus aliejus. Pirmoje vietoje matom rapsų aliejus. Sočiųjų riebalų rūgščių yra labai mažai. Polinesočiųjų yra pakankamai nemažas kiekis, dar daugiau yra mononesočiųjų riebalų rūgščių. Atrodytų viskas gerai, bet rapsų aliejaus sudėtyje yra dvi riebalų rūgštis, eruko ir miristo riebalų rūgštis, kurios nepalankiai veikia sveikatą. Ir todėl rapsų aliejus, pavyzdžiui, taip kaip rekomenduojama alyvuogių žalę pilti ant salotų, jau jisai tikrai nerekomenduojamas. Na, toliau pasižiūrime, sėmenų aliejų mes aptarėme, bet panašiai atrodo graikinių riešutų aliejus, vynuogių kauliukų aliejus, kanapių sėklų aliejus. Na, panašiai atrodo ir sezamo aliejus, moliūgų sėklų aliejus. Tai reiškia tie aliejai, kurie taip pat yra spaudžiami šaltuoju spaudimo būdu, kurie nėra apdorojami šiluma, kurie nėra stabilizuojami, jie aišku biologiškai labai vertingi, nes yra išsaugotos tos biologiškai aktyvios medžiagos, bet dėl pakankamai didelio polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekio jie nėra labai stabilūs. Jie greitai oksiduojasi, apkarsta ir jeigu taip įvyko, jau toks aliejus mitybai yra nebetinkamas. Tai reiškia, šie aliejai gali būti naudojami maistui tik labai švieži. Na, galim pažiūrėti dar į kitus aliejus. Alyvuogių aliejų mes aptarėme, labai panašiai atrodo avokado aliejus, kaip alyvuogių aliejus, tik tai, kad avokado aliejus dar pas mus nėra labai paplitęs, na, jisai turi savo specifinį skonį, bet biologinė vertė jo yra tikrai irgi visai gera, na, panašiai kaip ir alyvuogių aliejaus. Na, toliau galim pasižiūrėti kukurūzų aliejus ir sojų aliejus, jie gana panašus. Na, bet tiek kukurūzų, tiek sojų aliejus gali būti pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų. Na, nors nėra atlikta mokslinių tyrimų įrodančių, kad genetiškai modifikuotas maistas kenkia sveikatai. Na, bet jeigu mes pasižiūrėtume į mokinių maitinimo tvarkos aprašą patvirtintą sveikatos ministerijos, mes pamatytume, kad genetiškai modifikuotas maistas vaikams yra nerekomenduojamas. Na, jau čia kiekvieno suaugusio apsisprendimas, ar suaugęs vartos, ar nevartos tokį aliejų savo mitybai. Na, toliau, jau čia mes kai kuriuos aptarėme aliejus, vištienos riebalai. Iš karto matome sočiųjų riebalų rūgščių didelę koncentraciją. Polinesočiųjų, na, yra toks gana nedidelis kiekis, na ir yra mononesočiosios riebalų rūgštis, bet atkreipia mūsų dėmesį sočiosios. Ir už tai paukštienos riebalai jau jie vertinami kaip nepalankus sveikatai. Ir jeigu mes valgome, pavyzdžiui, kokį nors vištienos kepsnį, vištienos gražiai iškeptą šlaunelę ar krūtinėlę, odą ir visus matomus riebalus reikia nuimti ir jų nevalgyti. O jeigu mes verdame puodę vištą vandenyje, tai odą ir visus matomus riebalus reikia nuimti prieš dedant vištą į puodą ir tam, kad sumažinti sočiųjų riebalų rūgščių ir cholesterolio koncentracijos padidėjimo riziką, didelė rizika. Na, toliau kiaulienos taukai, jautienos riebalai, matom, irgi sočiųjų riebalų rūgščių yra gana daug. Tai jie irgi turi būti labai ribojami. Na ir toliau matom augalinis aliejus, palmių aliejus. Palmių aliejus kažkada buvo pardavinėjamas parduotuvėse, galėjom jį nusipirkti, toks raudonas, kadangi jame buvo labai didelė karotenoidų koncentracija. Na, čia yra kaip ir privalumas, bet trūkumas yra tai, kad yra labai daug sočiųjų riebalų rūgščių, kurios skatina aterosklerozės riziką. Ir todėl šiandieną vis tik palmių aliejaus nerekomenduojama vartoti jo grynų pavidalu ir ta
prekyba jau jo nėra tokia kaip anksčiau. Na, jeigu yra kaip komponentas į kitų produktų ar patiekalų sudėtį nedidelis, na tai nieko tokio, aišku, karotenoidų ten bus įvesta, bet reikia turėti mintyje, kad palmių aliejus yra labai turtingas sočiosiomis riebalų rūgštimis, kurios skatina cholesterolio koncentracijos didėjimą. Na, kakavos sviestas, na, mes jo kasdieniniai mityboje nevartojame, ten dar daugiau sočiųjų riebalų rūgščių. Matome sviesto riebalai, sočiųjų riebalų rūgščių čia yra labai daug. Ir pačioj pabaigoje kokoso aliejus arba kokoso riebalai, kur sočiosios riebalų rūgštys apie 90% sudaro. Na, iš tikrųjų, tai yra labai didelė koncentracija sočiųjų riebalų rūgščių. Taigi, kokoso riebalai, jie vis tik tai didesniais kiekiais sveikatai yra nepalankus. Dalis žmonių kokoso riebalus, na, iš tikrųjų vartoja savo mityboje, ypač tie, kurie yra žaliavalgiai, veganai, vegetarai. Na, bet reikia turėti mintyje, kad ten yra didelė sočiųjų riebalų rūgščių koncentracija. Ir vėlgi, aš paminėjau kokoso aliejus, po to pasakiau kokoso riebalai, nes jeigu kokoso tie riebalai yra žemesnėje negu plus 25 laipsniai Celsijaus temperatūroje, jie pradeda stingti. Jie stingsta, sustingsta ir jau kokoso aliejus nebe aliejus, o kokoso riebalai. Aišku, jeigu yra aukšta temperatūra, tai jie yra ištirpę ir kokoso aliejus yra skaidrus kaip vanduo. Tai būtent tie sotieji riebalai, kurie stingsta, jie ir yra nepageidaujami, kalbant apie sveikatą. Bet tie žmonės, kurie labai plačiai vartoja kokoso riebalus, jie būtent ir vartoja didžiąją dalimi dėl to, kad riebalai kambario temperatūroje stingsta ir galima tada suformuoti įvairius, na, patiekalus, panaudojant kokoso riebalus kaip rišamąją medžiagą. Pavyzdžiui, sumalus riešutus, grūdus, džiovintus vaisius, sėklas, uogas džiovintas, mes datulės puikiai galime suformuoti, na, įvairius gaminius ir stingstantis kokoso riebalai padės tas formas išlaikyti. Bet, aišku, reikia turėti mintyje, kad didelė sočiųjų riebalų koncentracija didina ir cholesterolio koncentraciją kraujyje ir tuo būdu aterosklerozės riziką. Todėl, na, tų kokoso riebalų vartojimas irgi turi būti saikingas ir ribotas. Gali kilti klausimas, o tai kokie riebalai geriausiai yra tinkami kepti? Na, kepimas iš principo nėra sveikatai palankus būdas, bet jeigu jau mes jį pasirenkame, kepimui geriausiai tinka tie riebalai, kurie, na, mažiausiai oksiduojasi. Šiaip sotieji riebalai, jie tikrai labai lėtai oksiduojasi ir jeigu mes norime kepti, tai mums visai puikiai tiks kokoso riebalai. O kam patinka sviesto aromatas, tai sviestas gy, kur faktiškai yra išgrynintos sočiosios riebalų rūgštys ir pašalinta būtent kitos medžiagos ir faktiškai jau ten yra sočiųjų riebalų rūgščių koncentratas, o aukštoje temperatūroje sočiosios riebalų rūgštys taip greitai nesioksiduoja, aliejus jisai tinkamas kepimui. Na, bet kokiu atveju reikia žinoti, jeigu aliejus yra naudojamas kepimui, tai būtent tas, kur tiek nėra daug sočiųjų riebalų rūgščių, po kiekvieno kepimo tą likutį aliejaus reikia išsausinti popierinę servetėlę ir lašelį naujo aliejaus įpilti. Nes jeigu ilgiau bus kaitinamas, prasidės oksidacija, prisigamins peroksidų, kurie pasižymi kancerogeninėmis medžiagomis. Na ir aišku, toks aliejus jisai jau kels būtent širdies kraujagyslių sistemos ligų riziką. Todėl jau jo tokio vartoti nerekomenduojama ir už tai kepti ilgą laiką ant to paties aliejaus taip pat yra nerekomenduojama. Na, o koks yra vartojimas, kaip atrodo situacija Lietuvoje? Tiek riebalų vartojimo, tiek ir kitų maistinių medžiagų. Duomenis turime nuo 1933 metų.
kuomet Vytauto didžiojo universiteto akademikas Vladas Lašas pradėjo Lietuvos gyventojų mitybos tyrimus, na ir po to jie tai periodiškai tam tikrais etapais buvo atliekami, na ir matome čia pavaizduota paveiksle jų tų pagrindinių energiją tiekiančių medžiagų, baltymų, riebalų ir angliavandenių tiekiamų kalorijų dalis paros maisto racione. Ir žalia spalva yra parodyta baltymų tiekiamos kalorijos. Matom, kad per visą šitą laiką baltymų tiekiamos kalorijos tilpo rekomenduojamų normų ribose. Matom, baltymų rekomenduojama norma energijos nuo 10 iki 20%. Taigi dėl baltymų kaip ir rūpintis nereikėtų. Toliau matom vaizdas riebalai, raudona spalva, ir angliavandenių tiekiamos kalorijos, mėlyna spalva, o raudona riebalų tiekiamos kalorijos. Matom, riebalų tiekiamų kalorijų kiekis racione pastoviai vis didėjo, o angliavandenių vis mažėjo. Apie 1992 metus šitos linijos kreivės susikirto ir prasilenkė. Gavosi taip vadinamos epochinės žirklės, kai riebalų tiekiamos energinės vertės dalis viršija angliavandenių tiekiamos energinės vertės dalį. Tokia situacija yra labai palanki širdies kraujagyslių sistemos ligom plisti. Na ir jeigu mes pasižiūrėtume į to meto Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūrą, mes pamatytume, kad pagrindinė Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirties priežastis to laikotarpiu ir buvo širdies kraujagyslių sistemos ligos. Tai reiškia, labai tampriai sergamumas susijęs su mityba. 2013 metais atsirado visai neblogos tendencijos, kai matom angliavandenių tiekiama energinė vertė viršijo riebalų tiekiama energinė vertė. Situacija atrodo gerėja, tačiau vis tik tai mitybos įpročiai yra labai įsitvirtinę ir Lietuvoje, ir matom dar sekantis 2019 metų tyrimas parodė, kad situacija vėl grįžo į buvusias vėžes. Tai reiškia, vėl riebalų tiekiamos energinės vertės dalis viršija angliavandenių tiekiamos energinės vertės dalį. Na, sveikiausia Lietuvos gyventojų mityba buvo tarpukario Lietuvoje, kuomet angliavandenių tiekiamos energinės vertės dalis ženkliai viršijo riebalų ir tiesiog, tarpukario Lietuvoje tai faktiškai atitiko rekomenduojamas normos ribas, ko negalima pasakyti šiandieną. Ir kadangi 2019 metų tyrimas parodė, kad riebalų tiekiamos energinės vertės dalis vėl viršija angliavandenių, tai galima sieti vėlgi su padidėjusiu širdies kraujagyslės sistemos ligų procentu Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūroje. Taigi alyvuogių aliejus. Vat būtent alyvuogių aliejus, kurio sudėtyje yra gausu polifenolių, tai reiškia jiems polifenolių tokios rūšies flavonoidų arba bioflavonoidų, kurie turi stiprų antioksidacinį poveikį, įvedimas į maisto racioną yra labai tikslingas tam, kad stabdyti oksidacijos procesus. Pasiaiškinsime, o kodėlgi jie yra labai tokie svarbus ir kasgi yra tie flavonoidai arba bioflavonoidai, kurie yra priskiriami polifenoliams ir kurie yra randami augalinėme maiste, daržovėse, vaisiuose, uogose. Šiaip flavonoidai žmogaus organizme yra negaminami, todėl juos reikia gauti su maistu. Svarbu tai, kad jie pasižymi prieš uždegiminėmis, prieš alerginėmis, prieš virusinėmis, prieš vėžinėmis savybėmis. Na ir kartu su vitaminu C jie mažina kraujagyslių pralaidumą ir gerina kraujotaką.
Flavonoidai pasižymi kraujagyslių trapumą mažinančių poveikių ir kapiliarų sienelės stiprinančių poveikių. Tai reiškia, palaiko gerą kraujagyslių būklę. Na ir dar kas yra labai svarbu, tai yra slopino mažo tankio lipoproteinų oksidaciją ir trombocitų agregaciją. Tai reiškia, stabdo trombų formavimąsi ir tai padeda išvengti miokardo infarkto ir smegenų insulto. Na ir vėlgi, jeigu mes prisimintume Viduržemio jūros dietos piramidę, na, matom, kokie ten buvo produktai ir kur tiekiamos medžiagos, tai vat piramidės bazinė grupė ir tiekia mums labai daug polifenolių ir ypač flavonoidų. Ir už tai, vat, čia ir yra vienas iš esminių šios piramidės momentų. Na, kasgi yra tie polifenoliai, apie juos vis kalbam, tai yra augaluose esančios fitocheminės medžiagos. Tai yra biologiškai aktyvūs komponentai, kurie pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. Tai reiškia, stabdo oksidaciją, neleidžia gamintis aliejaus sudėtyje peroksidų. Na, polifenoliai aptinkami daugelyje natūralių augalinių maisto produktų. Jų yra gausu ryškių spalvų daržovėse, vaisiuose, uogose, raudonos spalvos, ypač vaisiuose ir uogose. Ir kiekvieną tą spalvą suteikia skirtinga medžiaga, kuri ir priklauso polifenoliams, tiem flavonoidams, bet šiek tiek, kai yra skirtingos spalvos, jų struktūra irgi skiriasi, bet poveikis visų yra toks pat. Labai daug polifenolių yra žaliojoje arbatoje randama. Taip pat jų randama kavos ir kakavos pupelėse. Raudonajame vyne randama, aukščiausios kokybės alyvuogių aliejuje, natūraliuose prieskoniuose, pavyzdžiui, dažinėje ciberžolėje yra gana didelė koncentracija. Jie yra puikūs antioksidantai. Ir kodėl tai yra labai svarbu? Polifenoliai saugo mūsų organizmo ląsteles nuo laisvųjų radikalų žalojančio poveikio. Nes laisvieji radikalai organizme susidaro ir jų molekulėse trūksta vieno arba dviejų elektronų ir tada jie agresyviai puola ir ardo organizmo sveikas ląsteles, norėdami tą trūkstamą elektroną susigrąžinti. O polifenoliai, jie tiesiog labai laisvai dalyjasi ir lengvai atiduoda elektronus ir taip stabdo žalingą laisvųjų radikalų poveikį. Tai vadinasi, polifenoliai apsaugo mūsų organizmo ląsteles nuo oksidacijos. Na, antioksidantai tai yra faktiškai, mes galime sakyti, pačios gamtos sukurta priemonė apsiginti nuo tų laisvųjų radikalų. Tai, nes jie turi neporinį elektroną ir kurie susiformuoja vykstant oksidacijos procesui. O laisvieji radikalai, na, vėlgi tai yra natūralus organizmo atsakas. Ta atsakas į toksišką aplinką, tabako dūmus, cheminės medžiagas, ultravioletinius spindulius, kosmoso, na ir prietaisų spinduliuotę. Ir laisvųjų radikalų organizme padaugėja, kai prasideda kažkokie tai uždegiminiai procesai organizme ir be to intensyviai sportuojant arba labai sunkiai dirbant. Tai vat irgi tą reikia žinoti, kad laisvųjų radikalų organizme gali prisigaminti ne tada, kai mes galim net neįtarti, kad ta veikla skatina jų gamybą, o tada, aišku, mums reikia antioksidantų. Na va, tai tas procesas, kadangi kai laisvųjų radikalų molekulėm trūksta vieno elektrono ir jie stengiasi jį gauti iš organizmo ląstelių, tai vadinasi šitas procesas oksidacijos procesas. Na, o antioksidantai jie yra dažnai vadinami laisvųjų tų elektronų donorais, nes jie, kai kovoja su laisvaisiais radikalais, jie savo elektronus tiesiog paaukoja, atiduoda, bet patys jie nevirsta laisvaisiais radikalais. Tai va čia yra labai svarbus niuansas. O jeigu trūksta antioksidantų, organizme vystosi oksidacinis stresas. Tai reiškia, kuris sukelia audinių, organų ir DNR pažeidimus, kuris spartina senėjimo procesą,
siejasi su tokiomis ligomis kaip Parkinsono liga, Alzheimerio liga, vėžys, na ir kuris skatina kataraktos ir aterosklerozės vystymąsi. Na, o polifenolių jų yra įvairių. Jų yra daug įvairių, kaip ir labai daug įvairių spalvų daržovių ir vaisių ir uogų. Na ir šių medžiagų mes galime rasti maiste. Tai, pavyzdžiui, kasdien, jeigu mes valgom įvairius augalinius produktus, tai reiškia daržovės, vaisius, uogas, mes tų polifenolių gaunam. Gaunam daug įvairių. Tai reiškia, reikia valgyti šviežias daržovės, uogas, vaisius ir neskrudintas augalų sėklas. Nes būtent skrudinimo metu gali susidaryti mums nepageidaujamos medžiagos ir vyksta oksidacija, susidaro peroksidai, na ir aišku, tokios medžiagos jos skatina ir oksidacijos procesus ir laisvųjų radikalų tą tokį aktyvų žalojantį poveikį. Polifenolių yra įvairių. Mes kalbėjome apie flavonoidus, kadangi jų yra daugiausiai, bet polifenolių gali būti 4 pagrindinės grupės. Flavonoidai, fenolinės rūgštys, stilbenai ir lignanai. Labai trumpai pakalbėsime apie kiekvieną iš jų, nes visos jos yra sutinkamos augaliname maiste. Ir mes galime padidėjo. Pareguliuosime. Taip, didžiausia ir pagrindinė polifenolių grupė yra flavonoidai arba bioflavonoidai ir mes jau apie juos kalbėjome, kalbėdami apie Viduržemio jūros mitybos piramidę. Flavonoidai suteikia ryškią spalvą, stiprų aromatą, intensyvų skonį. Populiariausi ir šiai dienai labiausiai ištirti flavonoidai tai yra vitaminas P1 arba rutinas, vitaminas P2, hesperidinas, kvercitinas, sojų izoflavonai, mėlynėse ir raudonose vynuogėse randami antocianinai, iš spanguolių išgaunami proantocianidinai, žaliojoje arbatoje ir obuoliuose esantis flavanai. Na ir vėlgi svarbu žinoti, kad organizmas negamina flavonoidų, todėl jų reikia gauti su maistu. Kita grupė yra fenolinės rūgštys, kurios yra skirstomos į 2 grupės – hidrobenzoinės ir hidroksicinamoninės. Hidrobenzoinių rūgščių daug yra randama žaliojoje arbatoje, granatų vaisiuose, rabarbaruose, vynuogių sėklose, avietėse, gervuogėse, vanilės ankštise. O hidroksicinamoninių brokoliuose, kviečių sėlenuose, cinamono žievėje, kavoje, kivių vaisiuose, slyvose, obuoliuose, vyšniuose bei šilauogėse. Taigi, vėlgi šios fenolinės rūgštys yra puikūs antioksidantai ir matom, kokia yra augalinių produktų įvairovė. Ir ta įvairovė turi būti mūsų maisto racione. Na ir kas dar randami? Stilbenai ir labiausiai iš jų žinomas ir vertinamas yra resveratrolis. Kaip matėme Viduržemio jūros dietos piramidėje, resveratrolis yra akcentuojamas, nes jo didžiausios koncentracijos yra raudonosiose vynuogėse. Stilbenų taip pat yra cinamono rūgštyje, vynuogėse, avietėse, žemės riešutuose, šilauogėse, mėlynėse. Neflavonoidiniams polifenoliams priklauso lignanai, dar viena grupė, ir jų yra gausu grūdinėse kultūrose, sezamo sėklose ir ankštiniuose. Na ir ko gero atkreipėte dėmesį, kad būtent šitų produktų, šitų kultūrų tikrai labai daug yra Viduržemio jūros dietos piramidėje. Na, kaip matėme, polifenolių poveikis yra platus ir įvairus.
Ir aišku, mes tos polifenolius gauname su maistu, su skirtingais produktais. Ir už tai va, tas mitybos įvairovės principas, jis turi būti užtikrintas. Ir jeigu valgom daržovės, kiek galima įvairesnių. Jeigu valgom vaisius, kiek galima įvairesnių ir uogų taip pat. Ir kiek galima įvairių spalvų, kad būtų, nes taip mes gausime skirtingų medžiagų. Na ir apibendrinant polifenolių poveikį, mes ką galime pasakyti? Apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso sukeltų pažeidimų ir mutacijų, slopina organizme vykstančius lėtinius uždegiminius procesus, sukeliančius daugelį ligų ir spartinančius senėjimą. Nes kai mes kalbėjome apie oksidacinį stresą, tai vėlgi tai sukelia uždegiminius procesus ląstelinėme lygmenyje. Ir būtent senėjimas organizmo tai yra uždegiminiai procesai, tai arba kitaip tariant ir aterosklerotiniai procesai. Todėl tą senėjimą mes turime suprasti ne vien kaip išorinį, kad veide atsirado viena kita raukšlė daugiau, bet ir vidinį organizmo senėjimą, organų ir sistemų senėjimą. Ir vat būtent stabdymas šitų procesų yra labai svarbus ir polifenoliai čia gali būti naudingi. Polifenoliai kovoja su vėžiniu procesu atsiradimu, saugo odą nuo ultravioletinių spindulių, kovoja su laisvaisiais radikalais ir, kaip minėjau, tuo pačiu stabdo organizmo senėjimą, jį lėtina, slopina uždegiminės reakcijas, saugo širdies ir kraujagyslių sistemą nuo pažeidimų, padeda palaikyti normalų arterinį kraujo spaudimą. Turi prebiotinį poveikį, todėl gerina naudingųjų žarnyno bakterijų mitybą ir padeda balansuoti žarnyno mikrobiotą, tai reiškia palaikyti tas gerasias bakterijas, jų gyvybingumą palaikyti, o jų poveikis sveikatai šiandieną yra įrodytas daugeliu mokslinių studijų. Pasižymi cholesterolio koncentraciją reguliuojančių poveikių. Na ir dar galiu priminti, kad padeda sulėtinti senėjimo procesus. Tai vat būtent tie polifenoliai, kurie yra Viduržemio jūros dietos bazinėje grupėje, jie yra labai svarbus. Na, kilkime aukščiau Viduržemio jūros piramidės, sekančiame aukšte, kaip pamenat, yra jūros gėrybės žuvis ir jūros gėrybės, kurių sudėtyje yra daug omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių. Šiaip yra 3 svarbiausios omega-3 riebalų rūgštys – alfa-linoleno, eikozapentaeno ir dokozaheksaeninė riebalų rūgštis. Pagrindinis šaltinis tai yra riebios žuvis, lašišas, skumbrija. Na, o šios riebalų rūgštys ypač naudingos pacientam, jau kurie ir serga koronarinė širdies liga, o taip pat aterosklerozė, aišku, ir sveikiems siekiant šių ligų išvengti. Omega-3 riebalų rūgštys gali padėti palaikyti normalų arterinį kraujospūdį, palankiai veikdamos kraujagyslių sienelių lygiuosius raumenis. Jos slopina trombų formavimąsi, mažina kraujagyslių užsikimšimo tikimybę, mažina aterosklerotinių plokštelių formavimąsi. Na ir aišku, turi įtakos cholesterolio mažėjimui kraujyje. Karotenoidai. Vat karotenoidai irgi jų randame bazinėje Viduržemio jūros dietos piramidės dalyje esančiose produktuose, tai yra vaisiuose ir daržovėse. Geriausiai žinomi karotenoidai yra šie: liuteinas, beta-karotenas, zeaksantinas ir likopenas. Likopenas yra ypač svarbus širdies sveikatai. Ir likopeno yra gausu ypač pomidoruose, ką mes valgome dažnai. Taip pat greipfruktuose, arbūzuose, raudonosiuose pipiruose. Likopenas mažina mažo tankio cholesterolio oksidaciją ir tuo būdu gali sumažinti aterosklerozės riziką. Ir iš visų karotenoidų jisai turi daugiausiai dvigubų jungčių, todėl jisai pasižymi stipriausių antioksidacinių poveikių ir gali aktyviai neutralizuoti laisvuosius radikalus bei apsaugoti ląstelių membranose esančias polinesočiąsias riebalų rūgštis nuo pažeidimo. Tik tai reikia žinoti vieną esminį dalyką. Likopenas pomidoruose aktyvus tampa tik tuo met, kai jie yra apdorojami šiluma.
Jisai nežūsta virimo temperatūroje, išsilaiko ir todėl, kai mes valgome pomidorus, reikia valgyti ir žalius pomidorus, ir šiluma apdorotus pomidorus, tam, kad mes gautume valgydami žalius įvairių vitaminų, provitaminų, kurie yra irgi šviežiuose žaliuose pomidoruose, tai reiškia neapdorotose šiluma, ir apdorotų šiluma, nes taip mes gausime ypatingai stipraus antioksidanto likopeno. Na, dar yra augaliniai steroliai arba fitosteroliai randami maisto Viduržemio jūros dietos piramidėje ir jie dėl savo struktūros panašumo į cholesterolį lengvai prisijungia ir blokuoja cholesterolio receptorius ir taip sumažina cholesterolio absorpciją, na ir pagerina jo pasišalinimą iš organizmo. Tai va čia labai svarbu. Ir vartojant fitosterolių sumažėja bendrojo cholesterolio ir mažo tankio lipoproteinų, tai reiškia blogojo cholesterolio koncentracija kraujyje. Na ir jeigu yra vartojami jie kartu su omega-3 riebalų rūgštimis, tai dar labiau padidėja jų efektyvumas. Resveratrolis. Va čia yra, kaip minėjau, tas vienas iš tokių esminių išskirtinių Viduržemio jūros dietos elementų, tai yra antioksidantas, labai stiprus, aktyvus, randamas raudonosiuose vynuogėse bei gėrimuose iš jų. Faktiškai vertinamas resveratrolis kaip stipriausias pasaulyje žinomas antioksidantas. Na, jisai padeda reguliuoti cholesterolio kiekį kraujyje, mažinti aterosklerotinių plokštelių susidarymą, lėtinti trombocitų agregaciją ir taip tada sumažina trombų susidarimą ir sumažėja insulto ir infarkto rizika, mažina aterosklerozę, normalizuoja kraujospūdį, normalizuoja cukraus kiekį kraujyje, mažina kraujo ląstelių lipimą prie kraujagyslių sienelių ir mažina kraujo krešėjimą. Iš tikrųjų, resveratrolis yra ypatingai svarbus Viduržemio jūros dietos komponentas. Dar kiti komponentai - niacinas arba vitaminas B3. Jo yra daug žuvyse, avokade, žalialapėse, daržovėse, brokoliuose. Jisai irgi mažina blogojo cholesterolio ir didina gerojo cholesterolio kiekį kraujyje, plečia kraujagyslės, na ir mažina arterinį kraujo spaudimą. Tai irgi yra labai svarbu. Alfa liporūgštis. Pagrindiniai šaltiniai - špinatai, brokoliai, mėsa, kepenys. Na tai irgi yra labai stiprus antioksidantas, pasižymi tikrai labai geromis antioksidacinėmis savybėmis ir ši rūgštis tirpsta tiek vandenyje, tiek riebaluose, todėl neutralizuoja laisvuosius radikalus visose organizmo dalyse ir taip pat padeda palaikyti normalų kraujospūdį, mažina aterosklerozės riziką. Kofermentas Q10. Tai irgi labai stiprus antioksidantas, pagrindiniai šaltiniai - sojos pupelė, žuvis, alyvuogės, vynuogių sėklos, riešutai, tačiau net ir tuose produktuose kofermento Q10 yra labai nedideli kiekiai. Kaip kofermentas Q10 organizme yra sintezuojamas ir iki 25 metų amžiaus pakankamai jo prisintezuoja pats organizmas, bet jau nuo 25 metų amžiaus kofermento Q10 sintezė žmogaus organizme lėtėja, jo koncentracija mažėja ir aišku jau gali atsirasti kofermento Q10 stygius. Na ir tokiu atveju jau mes to kofermento tiek negausime su maistu, negaus organizmas. Aišku, tikslinga yra papildyti maisto papildais, nes su maistu mes tiek negausim. Yra vienas patiekalas, kurio sudėtyje yra labai didelė kofermento Q10 koncentracija, tačiau tai nėra paplitęs mūsų mityboje, tai yra patiekalai iš plaučių, būtent su produktų plaučių patiekalai, pavyzdžiui, koks plaučių plovas, yra puikus kofermento Q10 šaltinis, tačiau tokių produktų, tokių patiekalų mes vartojame labai minimaliai,
arba išvis jų nevartojame ir todėl to kofermento Q10 mes negauname. O jis yra labai svarbus, didžioji jo dalis yra kaupiama širdies raumenyje ir jis pagerina širdies raumens funkciją, esant ypač jeigu širdies nepakankamumas, jeigu nereguliarus širdies ritmas, jeigu padidėjęs arterinis kraujospūdis. Na ir kofermentas Q10 stabdo cholesterolio oksidavimąsi ir mažina aterosklerozės tikimybę. Na ir aišku, jisai dalyvauja energijos gamyboje mitochondrijose, tai būtent jis ir suteikia, na, kaip sakoma, žmogui energingumo. Tai už tai kofermentas Q10 tikrai yra labai svarbus, na ir tikrai vertėtų jau vyresnėme amžiuje papildyti būtent ko gero maisto papildais vis tik tai kofermento Q10 kiekį žmogaus organizme. Česnakas, vat irgi Viduržemio jūros dietos piramidėje labai išskiriamas, matomas, kadangi irgi mažina cholesterolio kiekį kraujyje, normalizuoja arterinį kraujospūdį, atlikta tyrimų, kurie parodo, kad iš tikrųjų yra ženklus poveikis reguliuojant arterinį kraujospūdį. Na, vitaminai, kadangi Viduržemio jūros dietos piramidės bazėje matėme labai daug įvairių vaisių, daržovių, uogų, jų sudėtyje yra ir grūdinių produktų, beje, yra daug vitamino. Na ir aptarsime tuos, kurie vertinami kaip pagrindiniai Viduržemio jūros dietos elementai. Tai yra vitaminas B12 ir folio rūgštis. Jie yra būtini raudonųjų kraujo kūnelių gamybai. Ir per mažas vitamino B12 arba folio rūgšties kiekis yra siejamas su padidėjusia širdies ligų rizika, todėl šių vitaminų būtina gauti, kad būtent mažinti šių ligų riziką. Ir iš tikrųjų jie tokiu poveikiu pasižymi. Vitaminas B6 irgi vaidina svarbu vaidmenį mažinant homocisteino koncentraciją kraujyje, skatindamas fermento reikalingo homocisteino katabolizmui gamybą. Na ir jisai mažina širdies ligų riziką. Pagrindiniai vitaminų, B grupės vitaminų ir folio rūgšties šaltiniai, tai yra grūdiniai produktai, kviečių gemalai, rupi duona, taip pat randama mėsoje, špinatuose, žaliosiuose pupeliuose, bananuose, alaus mielėse, morkose, vištienoje, kiaušiniuose, saulėgrąžuose. Vitaminai C ir E. Tai yra puikūs antioksidantai. Kaip pamenat, vitamino C Lietuvos gyventojai gauna nepakankamai. Vitamino E, beje, gauna netgi daugiau negu kad rekomenduojama. Bet tai galima paaiškinti tuo, kad Lietuvos gyventojai valgo per riebiai. Jie valgo daug riebių produktų, o vitaminas E yra tirpus riebaluose ir su tais riebalais susirenka tą didesnį kiekį. Jeigu mityba normalizuosis, yra tikimybė, kad ir vitamino E gali gauti nepakankamą kiekį. Tai vat būtent tie antioksidantai, vitaminas C ir E, jie padeda kovoti ląstelėm organizmo su laisvaisiais radikalais, na ir apsaugo nuo oksidacijos proceso ir apsaugo irgi nuo senėjimo. Ir pavyzdžiui, vitaminas E netgi yra, na, toks priskiriamas vitaminui stabdančiam ženkliai senėjimą. Vitaminas C taip pat ir netgi yra į įvairių, sakysim, senėjimą stabdančių kremų ar kitų veido priežiūros priemonių sudėtį dedama. Na, bet kokiu atveju tam, kad gauti tą maksimalų vitaminų poveikį, mes juos turime gauti su maistu. Pagrindiniai vitamino E šaltiniai yra aliejai bei grūdinės kultūros, o vitamino C tai daugiausiai vaisiuose ir daržovėse bei uogose. Vitaminas D irgi yra labai svarbus. Aišku, vitamino D Lietuvos gyventojams praktiškai visiems trūksta, kadangi jo negauna pakankamai su maistu, o saulėje, nors ir odoje gali gamintis, na, Lietuvos gyventojai neturi galimybių tiek daug būti saulėje, tų saulėtų dienų yra labai mažai, na ir
Už tai vitamino D faktiškai atsargas papildyti galime tik tai vitamino D preparatais ar vartojant maisto papildus. Na, o maisto produktai, kuriuose yra didesnis kiekis, tai yra riebios lašišos, silkės, unguriai, žuvų taukai, kiaušinio trynys. Mineralinės medžiagos. Irgi matėme maisto pasirinkimo piramidė, Viduržemio jūros būtent dietos piramidė, apačioje irgi yra būtent produktai, kurie savo sudėtyje turi daug įvairių mineralinių medžiagų ir kai kurios ypač yra labai svarbios, mažinant širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tai cinkas, mineralinė medžiaga cinkas, jisai yra daugiau negu 100 svarbių fermentų būtinas komponentas ir per mažas cinko kiekis kraujyje yra siejamas su padidintu mirštamumu dėl širdies kraujagyslių ligų, didesniu hipertenzijos dažniu ir mažu didelio tankio lipoproteinų, tai reiškia gerojo cholesterolio lygiu. Cinko daug turi austrės, raudona mėsa, paukštiena, pupelės, riešutai, jūros gėrybės, pieno produktai. Tai šitie produktai jie turėtų irgi būti, ir Lietuvos gyventojų maisto racione. Selenas. Aš jau minėjau, kad seleno nepakankamai mes gauname, nors tai yra būtinas mikroelementas apsaugantis organizmo ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio. O kai nepakankamai gauname, tai padidėja rizika susirgti lėtinėmis širdies ligomis, aterosklerozė, miokardo infarktu, arterinė hipertenzija. Pagrindiniai seleno šaltiniai yra augaliniai produktai, jo daug yra braziliškose riešutuose, alaus mielėse, kviečių gemaluose, česnakuose, tune, bet vėlgi kelia rūpestį nedidelis seleno kiekis augaluose, kurie auga Lietuvoje. Augalam augti seleno nereikia ir žmogus valgydamas augalus, kurių sudėtyje to seleno praktiškai nėra, jisai negauna seleno su maistu, nes augalam, kaip minėjau, augti nereikia, o žmogui selenas yra būtinas. Kodėl tokia situacija yra Lietuvoje? Viena iš pagrindinių sumažėjusio seleno kiekio augaluose priežasčių yra jo stoka Šiaurės Europos dirvožemyje, kurią galėjo nulemti keletas priežasčių. Viena, tai selenas iš dirvožemio buvo išplautas dar ledynmečiu. Seleno kiekis sumažėjo dėl šiuolaikinių žemės apdirbimo metodų. Seleno kiekis sumažėjo dėl rūgščiųjų lietų. Ir seleno kiekis sumažėjo dėl intensyvaus trąšų naudojimo. Ir aišku, dirvoje to seleno praktiškai nėra. Jeigu mes pasižiūrėtume, kaip atrodo situacija pasaulyje, tai matom, kad yra įvairi. Ten, kur parodyta raudona spalva, tai ten seleno dirvožemyje kiekis yra gana didelis. O kur žalia, tai ten seleno yra mažai. Tai kaip matom, Lietuva papuola į tą regioną, kur žalia spalva ir, aišku, mes seleno tikrai su maistu negauname tiek, kiek reikėtų gauti. Didžiai daliai maistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų yra nustatytos rekomenduojamos normos. Šiandieną vadovaujamės 2016 metais patvirtintomis sveikatos ministro įsakymu dėl rekomenduojamo paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo normomis, kurios pakeitė iki tol galiojusias 1999 metais patvirtintas normas. Ir šiame įsakyme, dabartinėme 2016 metų, jau yra norminamas ir selenas. Iki to selenas nebuvo norminamas. Ir normose, matom, yra nurodyta seleno kiekiai rekomenduojami ir kūdikiam, vaikam, suaugusiem žmonėm. Ir jeigu pažiūrėtume kokią dozę, tai matom vyram 60 mikrogramų per parą, moterim 50 mikrogramų per parą, nėščiosioms ir žindančioms reikia daugiau seleno. Kitos mineralinės medžiagos, kurios irgi yra būtini Viduržemio jūros dietos komponentai.
Tai manganas, mineralinė medžiaga manganas, būtinas organizmui mikroelementas, kuris dalyvauja baltymų apykaitoje, riebalų apykaitoje, energijos gamyboje ir fermentų veikloje. Ir yra nustatyta, kad manganas apsaugo širdį nuo pažeidimo, nuo išeminio širdies pažeidimo. Jo randama riešutuose, ananasuose, lapinėse daržovėse, grūduose, ankštinėse kultūrose, mėlynėse bei arbatžolių arbatoje. Chromas taip pat yra būtinas Viduržemio jūros dietos elementas. Jisai būtinas riebalų ir angliavandenių apykaitai žmogaus organizme ir jisai didina gerojo cholesterolio ir mažina blogojo cholesterolio koncentraciją. Jo daug randama rupioje duonoje, bulvėse, kukurūzuose, juodojoje arbatoje, alaus mielėse, daigintuose kviečiuose, mėsoje, vėžiagyviuose. Na ir varis. Vario stoka gali skatinti trigliceridų ir bendrojo cholesterolio kiekio didėjimą, na ir neigiamus pokyčius kraujospūdžio kontrolėje. Na ir taip pat cholesterolio metabolizme bei didinti išeminę širdies ligos riziką. Pagrindiniai šaltiniai jūros produktai, ypač vėžiagyviai, riešutai ir saulėgrąžos. Na taigi matom, tie produktai, kurie vyrauja Viduržemio jūros mitybos piramidėje ir toje Viduržemio jūros dietoje, jie randami ir matomi taip pat ir mūsų sveikatos ministerijos rekomenduojamoje maisto pasirinkimo piramidėje. Aišku, kai kurios proporcijos yra kitos, bet pagrindiniai principai tai tie. Problema yra ta, kad gyventojai neprisilaiko, didžioji dalis gyventojų neprisilaiko rekomendacijų ir jų mityba tikrai yra, kaip sakoma, ne ta, kuri būtų sveikatai palanki, bet ta, kur yra palanki plisti netinkamos mitybos sąlygotom lėtiniam ligom ir ypač būtent tom, kurios akivaizdžiai vyrauja, tai reiškia širdies kraujagyslių sistemos ligos. Aišku, ir tada gyventojų sveikata ji tikrai yra bloga. Na ir pabaigai aš norėčiau priminti vokiečių filosofo Artūro Šopenhauerio, kuris yra priskiriamas gyvenimo filosofijos atstovam ir kuris buvo vertinamas, laikomas kaip vienas svarbiausių XIX amžiaus filosofų mintį. Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo vertybės, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už ligotą karalių. Ačiū už dėmesį.